guys, ką jūs norite šiandien daryti? Nežinau, nu kol sudaužytą kiaušinį, aš apsvėmiau visą naktį. Jau kažkok 4 dienas vėmiau. Jau, net nuo šiandien vėmiau, nežinės, ar dar vėmsiu nuo tai kiaušinio. Na jo, galiu prižadėti, tai šlykštų buvo, bet gerai, kad ten nebėra. O matot, guys, nebėra, tai jo. Jo. Pala, Aurinai, o kur tu nunešiai tos mamos dinozauras kūną? Tu sakysi, valgysiu su koinėm? Koinės šlykščios ir kavos koinės šlykščios. Ir tos koinės nebeegzistuoja ten, žiūrėkite. Nebėra koinių. Tai jo, kur padėjau tą dinozauro kūną, ne? Jo. Ką darai makaronų? Pamatysi. Ne, kas čia? Kur aš? Kur aš? O, atsikėlei? Atsikelk. Pala. Kur aš esu? Gintarai, atsikelk. Gintarai, atsikelk. Mažas bro, jis neatsikelks. Taip jam davė per galvą. Netgi aš neišgyvenau. Bet ką matai, išgyvenau šiandien. O, Dieve. Svajūnai, tau sakiau nešnekėt. Tavo vardas Svajūnai, ar jis vienas kaip mes du? Aš turėjau jam dirbti, bet kai ką padariau, kad jis mane atleido ir dabar aš čia. Štai istorija. Tai prieš 2 mėnesius su pusę dirbau tokiam dinozaurų parke ir tada aš sutikau savo vardą, ne vardą, bet aš sutikau mano draugą Vilnių. O, labas Vilniau. Jo, tai jis mano draugas buvo, bet kai jis pamatė, kad sakiau, kad kepurė, pamiršau savo kepurę. Nieko. Tada uždariau duris, kad jis nesusimaišiau, bet po to pagalvojau, aš nebenoriu dirbti čia, mano draugai mane atleidžia. Tai aš sakiau, pasiimk kepurę ir išeinu iš čia. Ir dar lempos čia krenta ir telefonai. Tiesiog einu, pasakysiu savo bosui, tai nepasakys kažką gero jis. Tai pasakiau, kad eičiau už darbą. Einu iš šito darbo. Jūs mane mokat, čia nuobodu. Ir ką aš darau, tai telefoną žiūriu kiekvieną dieną. Ir turėjau susirasti draugą. Aš jį nebedraugavau su savo draugu. Tai, aš suradau tokį vyrą. Alio? Jo, teik čia. Gerai. Tai aš įdėjau prie to vyro. Ir sakė, kad jis dirbs su manim. Jis toks norėjo dirbti, kad žudimas, visi žudo kiekvienus savo draugus. Tai aš turėjau nužudyti visus savo draugus. Tai aš tada nužudžiau savo draugą. Gerai, nežudysiu. Tai aš nužudžiau savo draugą. Ką aš padariau? Tada sakiau, kad pakviesiu policiją, bet jie tiesiog mane paėmė ir įdėjo čia. Tai atsiradau su šitu. Ir jis turėjo dar daug kūnų. Jis buvo knocked, tai jis žuvo. Jis pakramtė ant jo. Jam nupjovė galvą ir kūną paslėpė, kad policija nesurastų. O mane paliko gyvą savaitę. Visi, kurie čia atsiranda, gyvą savaitę. Jis jau kelis metus čia yra ir jau kaulai yra. Tas dinozauras atėjo prieš kelias dienas, jis naujausias čia. Aš nieko nesakiau. Jo, ir dar pamiršai pasakyti Svajūnai savo istoriją, kad turim mirties listą žmonės ir mes turim dantis visiems ištraukti. Tai Gintarui ir tau makaronė turėsim ištraukti dantis. Jau ištraukiau Svajūnui dantis. Tu ateina kitas. Jam palikau dantis, nes jo dantis šlykščios. O šitos naujos, nes jos yra su krauju. Uždarysiu jas. Čia kalėdinis, neturėjau kitos dėžės. Atsiprašau. Bet, jo. Bet, Aurinai, galvau, kad mes draugai. Na, paklausyk mano istorijos.
Tai visada, kai buvau pas jūs, jūs mane vadinat kažkokį moksliuką. Moksliukas, aha. Jaurėlė, koks tu moksliukas? Netgi kai buvau mokykloje. Nepadariau savo namų darbų. Ei, Aurynai, gali padaryti už manęs namų darbus. Tu moksliuk? Tai aš supykau. Ir aš supykau. Netgi man sulūžo kaulai. Tai vieną dieną vaikščiojau į namo. Buvo dar šviesa. Bet kai į namo, prie manęs praėjo kažkoks vyras. Ir jis sakė, ar tu nekenti savo draugų? Ir aš sakiau, taip, aš nekenčiu savo draugų. Ir man moksliuku vadina. Ir nuo tada jis man pasakė, kad jis gali duoti darbą nužudyti bele ką, kam jam reikia. Buvo svajūną, bele kokį žmogų. Ir tada gavau svajūną. Sakiau, būt ten. Aš jau kelius mėnesius ten dirbu, tai nužudžiau jau 2 žmonės. Pirmą kartą makaronę prisimeni per tavo 11 gimtadienį. Jo, aš tada tau sakiau, kad aš išeitum, aš tavo namuose turėjau paslėpti Viliaus akis. Tai Vilius paskambino policija ir sničino ant manęs. Nuo tada aš žinojau, kad tu mano pirmas target, nes tu matei. Gintaras jau knocked out, tai jam dantis ištrauksiu ir pakramtysiu ant jo kaulų. Tai matai, ir valgau pirštus, jie skanus. Jo odai suvalgiau ir tada jis patapo kaulai taip greitai. Girdėjau jūsų 2 istorijas, bet noriu turėti istoriją, kaip jį nužudėjai, jei jis neturi kūno. Čia ilga istorija, kaip jis negavo savo kūno ir kaip jį nužudžiau. Tai vieną dieną aš buvau toks linksmas, gavau darbą ir nužudžiau daug žmonių, tai galvojau, mano kitas target yra bele kas, į ką įkrisiu. Tai aš įkritau į kai ką. Kaip gera vaikščioti lauke, nors čia yra siena ir aš prie buto, bet jo, einu. Oi, atsiprašau, ponė. Ir tada pamačiau, kad tai yra mano target. Tai aš tai padariau. Aš turiu tai padaryti. Kur mano šautuvą? Turiu tai padaryti. O, jis turi šautuvą! Atitrauk! Aš nušoviau prie visų. Turiu paimti jo kūną. Turiu nukirpti jam galvą. Ne. Ir jo taip nupjoviau jam galvą. Ir jūrą įmečiau jo kūną. Naudojau pirštinės, bet aš neturiu rankų. Ir apkramčiau jo kūną, kad policija nežinotų, kad jo oda būtų liesta. Tai viskas apkraujuota. Ir dar jis buvo čirk. Aš neprisimenu jo vardą. Jis va čia yra tier liste. Dar turi daug žmonių, kaip tave makaronai, gintarai. Kai kurios turėjau, bet tas tier list didelis. Jau daug žmonių žudžiau. Ir dar geriausia dalis. Nušoviau su šitu šautuvu. Jo, jis senas, jis veikia mano dantis. Jo. Ir dinozaurą turėsiu papjauti, kad publika nematytų tikro dinozauro. Negaliu patikėti, kad tu tai padarytum žmonėm. O kas jam nutiko? Gerai, jau nepasakosiu 3 istorijos. Ką darau, tai tiesiog suradau, jis benamis, suradau šitą zuikį benamį prie gatvės ir jis buvo ant mano tier list ir tiesiog jį nušoviau ir vėl publikos. Aš neturėjau kaukės daug. Bet prisimenu, kokius turėjom prisiminimus. Prisimink. Prašau, aš žinau, kad kažkur tavo širdis ir tas geras Aurinas yra. Ne, nėra. Kas yra tik tu makaronai. Gintaras, Styvas, Džedžedžia, Ernestas, Skirmantas, Leonas, Bubu, Ob ir mirties. Mano nebėra to Aurino. Aš jį nužudžiau su savo
šautuvo. Ir kad patikėtum, kad aš nužudžiau šitos žmonės, ištrauksiu jai širdį ir organus. Duokit man peilį. O, širdis išėjo. Kaip šlykštu. Širdis. Aurimai, tu neišprotėjęs, tau nereik psichologo. Tu esi visatos problema. Tu nužudėjai tiek daug žmonių, netgi dinozaurų plius. Tu šautuvai prie visų. Tu esi pabaisa, valgai pirštus kaip šuo monstras. Ir dar kaulus visur mėtai čia savo kambarį. Tu žinai, tu esi pabaisa. Dar vienas atsišnekėtojas. Ateik čia. Palauk, mes geriausi draugai. Įrodyk. Prisimink tą kartą, kai mes tai padarėm. Ką? Nieko. Jo, dabar ateik čia, gintarai. Mano organai iškrito. Darvinas atsibudo. Pala, Aurimai, ką mes čia veikiam? O, tu žinai, ką veikiam. Ką tu man darai? Tu mano organus. Mano organai. Jo, žinau. Čia tavo organai. Gerai, nešam tavo kūną. Kvalaka. Jo. Einam be tavo organų. Žinokit, vaikai, būkit geri. Ačiū.